ką. Nu, šiandieną labai patiko diena. Labai tokios atšiaurios, tokios žvarbios, bet taip maloniai žvarbios, nei šalta, nieko, bet tokios, net sunku apsakyti, toks ledynas ir tikra ledynų nuotaika. Atrodo toks ašigalis kažkoks, ledas, neša sniegą, pripustytos gražios pusnis, saulė žaidžia properšose tarp debesų, blizgasys, šešėliai, kietas sniegas, dantis sukasti, žinai, bet važiuoja, ta prasme, gerėdamas, jis atrodo kaip dangu ir ten gedas sako, varom žemyn, varom žemyn. Taigi dangu esam, ką ten mes žemyn? Nori gyventi. Papūkim čia, žinai, tarp angelūnų. Šiaip labai gerai. Tose užuovėjose čia labai gerai nusileidom tiesiai nuo keltuvo, lygų, švaru. Sniegas minkštas, net akis mato, kad truputį yra šviežio sniegelio iš kažkur jo tenais. Užpustyta, prinešiota. Ja, vakar dienos filmuose, kai ką supratau, šiandien bandžiau pritaikyti, tai dabar dar 3 problemos išiškėjo. Čia perpetuum mobile, žodžiu. Kuo daugiau gilinėsi, tuo daugiau žinai, kad nemoki. O jo, skirtumas didžiulis. Žymiai minkščiau, aišku, platesnės ir praslydimas gaunasi, nu, man patinka. Su tom žymiai smagiau važiuoti, aišku. Ką šiandien darei? Straksėjau kaip visada. Į kalniukus. Bandžiau patentai, koks sunkus tenai. O visą gėrį tai mūsų poetas išpasakojo, Robertas. Jo, tas vėjukas labai geras. No. Fun to go. Du kartus leidai? Bet turiu pratimus ir šliufavau judesiukus. Tvarkoj. Ruošiamės pabiškai. Nes veidą labai skaudėjo, košmaras ten kaip su adatom badė. Galvojau, kad nušalsiu lūpas ir nosį nuo to viso vėjo. Aš galvojau, kaip greičiau dingt žemyn, kad to vėjo mažiau gautų, nes ten dangus su žeme maišėsi. Nu, man pirmas nusileidimas nelabai. Per daug vėjo, nemačiau nieko. O antras labai super, nes ten ir išsivaliojau. Ir slidės liko kažkur, bet buvo gerai, labai. Nemoki.